Šiandien laidoje Auksarankiai. Kartu su sparčiai besivystančiom technologijom atsirado ir nauja telefoninių nusikaltimų ir telefoninių sukčių samprata. Telefoniniai sukčiai ir jų darbelių schemos. Sprogmenys, petardos ir kitos pavojingos šventinės linksmybės. Kai kurių asmenų balsas ir išvaizda pakeisti, norint apsaugoti jų privatumą ir tapatybę. Praėjusioje laidoje kalbėjome apie telefoninius sukčius. Matėte įmantrias zonos patrankas ir girdėjote įtaigias sukčių vilionės. Šiandien laidoje tęsime šią temą. Taip pat laidoje trumpa ekskursija į parako, dūmų ir sprogimų karalystę, petardos, fejerverkai ir bombos, netrukus kalėdos ir naujieji metai, pramogos ir grėsmės, profesionalų komentarai ir neatsakingi sprogstantys mėgėjų ekstremalų kūriniai. Laimėtos didelės pinigų sumos, vertingi daiktai ir netikri artimieji patekę į netikras nelaimės. Kartu su sparčiai besivystančiom technologijom atsirado ir nauja telefoninių nusikaltimų ir telefoninių sukčių samprata. Nesuklysime sakydami, kad per pastarąjį dešimtmetį beveik kiekvienas tautietis įsigijo mobilųjį telefoną. Tapo įprasta, kad dieną ar naktį reikiamą žmogų galima pasiekti mobiliuoju telefonu. Nekartą girdėjote istorijas, kai naktį paskambinus nepažįstamajam, žmogus užkluptas netikėtos žinios apie į nelaimę patekusį artimąjį, nepažįstamajam pasiuntiniui atiduoda savo gyvenimo santaupas. Šiandien pamėginsime išvynioti šių painių istorijų siūlų kamuolį. Rengiant šią laidą vienas iš komandos narių sulaukė žinutės, kad jis tapo laimingas ir Ogmina už tai jam dovanoja mobiliojo ryšio telefoną Nokia bei 1000 litų čekį. Dėl prizų atsiėmimo ir registravimosi tereikia kreiptis tam tikrų numerių. Tačiau šiuo išgalvotų laimėjimu patikėjusiems ir paskambinusiems teks nusivilti. Paskambinus nurodytuoju numeriu atsilieps tariamas Ogminos direktorius ar administratorius, pasveikins dėl laimėjimo ir tariamas direktorius ar vadovas tikrai nesidravės paprašyti už 40, 60 ar 100 litų nupirkti telefono pildymo kortelių ir padiktuoti jo brūkšninius kodus. Sutikusieji tai padaryti ne tik praras pinigus, mokėtus už korteles, bet ir negaus prizo – telefono ir 1000 litų. Kuomet yra bendraujama elektroniniu paštu ar telefonu, tas virtualus kitas asmuo yra tiek toli ir jisai gali pateikti save kaip visai kitą asmenį. Ir atsiranda galimybė apgauti žmogų ir gauti iš jo vienokius ar kitokius asmens duomenis, kurie vėliau gali būti panaudoti nusikalstamai veikai. Daug tokių yra žmonių, kurie to užsiiminėja ir kaip nebūt gaila, nemažai žmonių, kurie jau kimba ant to kabliuko. Nes ir aš pats ir daugelis mūsų gaunam tokių pasiūlymų ir iš užsienio, ir iš kitur, kad čia yra vos ne milijonai dolerių, kuriuos labai lengva pasiimti, reikia tik tai kažką pradžiai mokėti arba atskleisti savo asmens duomenis. Pastebimos tendencijos, kad vis dažnėja internetinės bankininkystės sukčiavimo atvejų. Tai yra vėlgi analogiškai asmenys norintys praturtėti iš kitų žmonių susisiekia su jais telefonais mobilaus ryšio arba laidiniu. Taip pat prašo prisistatydami banko darbuotojais, pristatydami įvairių institucijų pareigūnais, prašo iš jų padiktuoti bankų kodus. Padiktavę asmenys bankų kodus po kelių valandų neberanda savo sąskaitoje nei vieno lito. Iš sąskaitų yra pervedami pinigai, yra sudaromos sutartys greitiesiems kreditams gauti, apmokamos įvairios prekės, įsigijimai įvairių prekių
nukentėjusių asmenų pinigus. Telefono numerį perdavėme policijai, o pareigūnai netrukus nustatė, kad abonentas šį kartą yra ne zonoje, o Trakuose. Beje, kaip žiniasklaidai teigė specializuotos buitinės technikos parduotuvės Augmina Šiaulių ir Panevėžio filialų direktorius Songaila, ši išgalvota akcija ir loterija tėra dar vienas aferistų triukas. Augminos prekybos tinklas niekada neorganizavo, neorganizuoja ir neorganizuos tokių akcijų, oficialiai pareiškė direktorius. Anot parduotuvės vadovo, buitinė technika ir įranga prekiaujančiose Augminos parduotuvėse net mobiliaisiais telefonais nėra prekiaujama, o sukčiai už prizus siūlo būtent juos. Šiaulių ir Panevėžio parduotuvių vadovas teigia, kad į jo vadovaujamas parduotuves nuolat plūsta solidaus laimėjimo suvilioti patiklieji. Žmonės ateina atsiimti prizų ir kaip įrodymus rodo atsiųstas žinutes, tvirtino direktorius. Beje, jis ir pats yra bandęs prigriebti sukčius. Paskambinau jų nurodytų numerių, o atsiliepęs vyras atsakė man visiškai ne taip, kaip atsiliepia parduotuvės darbuotojai. Stebėjosi apgavikų išradingumu Songaila. Mat nei Augminos direktorius, nei parduotuvės darbuotojai į telefonų skambučius žodžiais Augminos centras neatsiliepia. Beje, panašių žinučių su analogišku turiniu siunčiama ir daugiau. Vardijami kiti prekybos centrai ir tinklai. Tikslas dažniausiai tas pats – išvilioti papildymo kodus. Čia Klaipėdoje organizuoto nusikalstamumo tyrimo biuro pareigūnai, tai kartu su Klaipėdos rajono policijos komisariato pareigūnais pradėjo tyrimą dėl grupės asmenų buvo demaskuota, kuri užsiėmė sukčiavimais. Ši grupė yra susijusi su Alytaus pataisos namais. Ir mums trupučiuką, reiškia, šio tyrimo metu pavyko atskleisti, reiškia, kaip yra tie žmonės apgaudinėjami. Pirmą norėčiau pasakyti, kad šie asmenys, darydami nusikaltimus, labai dažnai prisistato finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, specialiųjų tyrimo tarnybos arba policijos pareigūnais, bet to banko darbuotojais, mokesčių inspekcijos darbuotojais arba sodros darbuotojais. Kas liečia bent jau Klaipėdos apskritį, kai jau yra apgaudinėjami žmonės, norėčiau pasakyti, kad dažnai sukčiai naudoja prisistatydami pareigūnais tokius vardus ir pavardės kaip Ramūnas Butkus, Vytautas Česonis, gali prisistatinėti banko darbuotojais arba kitų įstaigų darbuotojais moteriškų balsų, reiškia Lina Kinderienė, Aida Mikulskienė. Yra skambinama žmonėms, dažniausiai tai būna į stacionarius telefonus. Ir tie sukčiavimai pasirinkamas tam tikras laikas, kad žmogus dažniausiai turėtų prieigą prie kompiuterio, interneto, yra, reiškia, iš karto naudojamas toks netikėtumo faktorius, reiškia, žmogus informuojamas prisistačius pareigūnų, kad per jo sąskaitas yra vykdomi sukčiavimai, tiksliau pinigų plovimas, reiškia, kad yra į jo sąskaitas įmetami pinigai ir po to iš jo sąskaitos šie pinigai, reiškia, keliauja kažkur tai. Ir kad įvairiai būna, kad priklausomai nuo pokalbio turinio, reiškia, pasakoma yra, kad su to yra susiję ir banko darbuotojai, ar kažkokia tai kita schema yra nurodoma. Dažniausiai žmogus yra pasimetama, jam iš karto sakoma, kad reikalingi yra prisijungimo elektroninės bankininkystės, reiškia, kodai tam, kad užkirsti kelią šitam pinigų plovimui. Išgirdę tokią informaciją, kad gali būti tie pinigai plaunami per jų sąskaitas, reiškia, pradeda diktuoti savo prisijungimo kodus, reiškia, žmonėms. Ir tokiu būdu praktiškai jie gauna prieigą prie šitų sąskaitų. O toliau yra viskas labai paprasta, reiškia, yra jungiamasi prie šitų sąskaitų ir reiškia, nuimami pinigai. Po ko, reiškia, būtinai, kaip mes jau manome, ne viename ir ne dviejose atvejuose iš karto yra, reiškia, bandoma imti kreditus. Gal aš čia tų neįvardinsiu, nenoriu sakyti, kurie konkrečios šiandien, kad nebūtų, nes mėgina viską. Reiškia, vėlgi ir tuo metu, reiškia, stengiasi maksimaliai iš visų tų greitųjų kreditų bendrovių, reiškia, paimti kreditus iš tų žmonių. Reiškia, tai jis praktiškai stengiasi iš kiekvienos tokio apgauto asmens išgauti maksimaliai finansinės naudos tie sukčiai. Netrukus laidoje Auksarankiai tęsime šią temą. Šiandien laidoje Auksarankiai, laimėtos didelės pinigų sumos, vertingi daiktai ir netikri artimieji patekę į netikras nelaimes.
Brangioji linija. Pinigus iš žmonių vilioja ne tik sukčiai esantys Lietuvoje. Dažnas esame įpratę perskambinti į mobilų telefoną skambinusiam žmogui, o dažnai ir nepažįstamam numeriui. Tad kalbant būtent apie juos, būkite budrūs, ypač tada, kai sulaukėte skambučio iš užsienio. Labai tikėtina, kad perskambinant būsite akimirksniu sujungti su itin brangiai kainuojančia linija. Ir netgi už nepakeltą telefono ragelį galite gauti išties įspūdingą sąskaitą. Telefonas yra išjungtas. The phone you're calling is switched off. Specialus atsiliepimo automatas sekundės daliai pakelia ir vėl padeda ragelį, sujungdami jūs tarkim su palydovinio ryšio linija. Vėliau sąskaita iš užsienio keliauja vietiniam ryšio operatoriui, o operatorius tokią sąskaitą išrašo klientui. Teisybės dėlei reikia paminėti, kad operatoriai nuolat stebi tokius numerius ir trumpam tiesiog apriboja savo abonementams galimybę perskambinėti minėtiems numeriams. Tai yra, žmogus tiesiog negali paskambinti sukčiams. Duomenų vagys. Bet koks asmens duomenų teikimas, ar tai būtų asmens kodas, nekalbu apie banko sąskaitas, kodų korteles, teikimas telefonu ar internetu, jau kelia tam tikras grėsmės. Jeigu reikalaujame asmens duomenys, tai būna adresas, elektroninis paštas, kartais būna dar gimimo data. Tai visuomet tai, kad tie duomenys turėtų būti teikiami tik tai su mano sutikimu ir specialiai pažymint, kad sutinku, kad tos duomenys teikiu, kad man galėtų teikti tiesioginę rinkodarą. Kad tai būtų atskirti nuo lojimo kortelės ir duomenys tiesioginiai rinkodarai. Tuomet, jei žmogus sutinka, kodėl jis nori gauti pranešimus, kodėlgi ne. Tačiau negalima daryti tokių anketų ar kažkokių prizų siūlyti, dalyvaujant loterijoje. Jeigu tie duomenys yra neatskiriami, žmogus automatiškai tos duomenys privalo teikti, kitaip jam atima galimybę dalyvauti loterijoje arba dalyvauti toje lojalumo programoje. Tai jei kas nori gauti tokius duomenys, tai prašom teikite, nenorite, turėtų būti daryti galimybę, kad jų būtų galima neteikti. Pastaruoju metu nusikaltėliai naudojasi ekonominiu sunkmečiu ir didelę bedarbystę, vogdami žmonių anketinius ir banko duomenis. Suradę skelbimus internete, laikraščiuose ar tiesiog žinodami, kad žmogus sunkiai verčiasi, nusikaltėliai skambina prisistatydami darbdaviais su darbo pasiūlymu. Paprastai siūlomas geras atlygis, o norint sutaupyti buhalterijos darbo laiką sutarčių ruošimui, reikiamus formalumus siūloma telefonu padiktuoti tikslius anketinius duomenis, asmens kodą, paso ar tapatybės kortelės numerius, o tam, kad atlyginimas greitai būtų pervestas į banko sąskaitą, prašoma sąskaitos numerio ir net internetinės bankininkystės prisijungimo duomenų. Jei visus šios duomenys lengvatikis padiktuoja, labai tikėtina, kad pinigų likučiai banko sąskaitoje dings. Ir maža to, žinant visus anketinius duomenis, nusikaltėliai gali išsiimti greitųjų kreditų aukos vardu. Niekada nediktuokite anketinių duomenų telefonu. Jei jūs sulaukite įmonės skambučio, bet nesate užpildęs jokios anketos, kurioje būtumėte sutikę su jūsų duomenų naudojimu rinkodaros tikslais, sužinokite skambinančiojo asmens ar įmonės pavadinimą ir kartu su jų telefonų numeriu kreipkitės į Valstybinės duomenų apsaugos inspekciją. Ši institucija patikrins, kokiu pagrindu jūs sulaukite skambučio ir jei paaiškės, kad skambučio sulaukite be jūsų sutikimo, įmonė gali būti nubausta maždaug 1 000 litų bauda. Dabar rinkodaros agentai naudojasi tuo, kad žmonės nežino arba nesikreipia dėl Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimo. Trečdalis vartotojų net nėra girdėję, kas tai yra tapatybės vagystė elektroninėje erdvėje. Tai kaip galima apsisaugoti nuo tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje, jeigu vartotojas nėra net girdėjęs apie tokį reiškinį. Ta elektroninė tapatybė turėtų būti suprantama kaip individo atitikimas savo pačiam, naudojant tam tikras identifikavimo priemonės ir tam tikrus identifikavimo būdus. Galima atskirti fizinę tapatybę ir elektroninę tapatybę. Tai yra identifikavimą fizinėje erdvėje ir elektroninėje erdvėje. Fizinėje erdvėje mes esame identifikuojami dažniausiai pagal dokumentus, tačiau elektroninėje erdvėje identifikavimas yra visiškai kitoks. Reikia paminėti, kad elektroninėje erdvėje identifikavimo skaičius aplamai yra didesnis, nes jeigu vyksta, pavyzdžiui, sandoriai fizinėje erdvėje, jie yra momentinio atsiskaitimo ir nereikalauja asmens identifikacijos. Pavyzdžiui, jūs perkate kažką parduotuviai, iš karto atsiskaitote ir jūsų neidentifikuoja. Tuo tarpu elektroninėje erdvėje momentinių sandorių dažniausiai nebūna
ir identifikavimas reikalingas papildomas. Turime eilę pavyzdžių, kaip pasisavinama tapatybė finansų sektoriuje, medicinė tapatybė ir taip toliau. Dėl to manytina, kad verslui turėtų būti nustatomi papildomi minimalūs identifikavimo reikalavimai elektroninėje erdvėje. Ir asmenys dažnai nesuvokia, kad identifikavimas elektroninėje erdvėje susijęs su asmens duomenimis. Ir kuo mažiau saugus identifikavimo elektroninėje erdvėje būdas, tuo daugiau tikimybės, kad asmens duomenys bus pasisavinti. Ir čia galime turėti reikalų su tapatybės vagystė elektroninėje erdvėje. Pati tapatybės vagystė elektroninėje erdvėje sąlyginai naujas reiškinys, bet įvardyjamas kaip labiausiai plintantis ir daugiausia žalos darantis reiškinys internete. Kadangi šie žmonės, kurie vykdo sukčiavimus, yra neblogi psichologai, vis dėlto aš gal žmonėms palinkėčiau ir nesivelti į šitas diskusijas telefonu, todėl kad šių pokalbių metu ir nenorom jie gali, reiškia, atskleisti kažkokią tą informaciją apie save. Todėl ir dar kartą norėčiau palinkėti, kad vis dėlto, jeigu sulaukia tokio skambučio, gal baigti tokį pokalbį su šiuo asmeniu ir tada skambintis į oficialius, reiškia, žinomus policijos telefonus, tame tarpe ir nors per 112 ar kitus susižinoti informaciją, kur galima kreiptis pagalbos telefonus, ar iš tikrųjų pasidomėti, tokie pareigūnai yra, kurie tyrė šitos nusikaltimus, reiškia, policijos pareigūnais prisistatė ar FNTT, ar net ir bankų, pavyzdžiui, pareigūnais, kadangi tikrieji tie policininkai, kurie tyrė sukčiavimus, dažniausiai jau tuos vardus, kuriais yra prisistatoma, jau yra žinomi policijai, reiškia, ir gali žmonėms patarti, kad tai iš tikrųjų greičiausiai gali būti kažkoks tai jau sukčiavimo atvejis ir pasakyti, kaip vienoje ar kitoje situacijoje jam elgtis. Ką tik prasidėjo kalendorinė žiema, nors už lango sniego ir nematyti. Parduotuvėse ir prekybos centruose jau prasidėjo kalėdinis naujametinis šurmulys. Nuolatiniais šių švenčių atributais pelnytai galima laikyti gausiai nukrautus vaišių stalus, kambariuose stovinčias papuoštas kalėdinės eglutes, per žydruosius TV ekranus skambančias šventinės melodijas ir padangę įvairiomis spalvomis raižančias raketas, saliutus ir fejerverkus. Tai gražioji šventės pusė, turinti ir nemalonėje šventės dalį. Kasmet šimtai žmonių švenčių periodu patenka į ligonines ir tik dalis jų dėl nesaikingo alkoholio ir maisto vartojimo. Švenčių kasmet neramiai laukia ir medikai bei ugniagesiai. Petardos, fejerverkai ir bombos. Kasmet sužaloja dešimtis neatsargių, o dažnai ir niekuo dėtų žmonių. Žmonių susirinkimai miesto aikštėse ir gatvėse artėjant 12 tampa panašūs į tikro karo zonas, kai ore laksto nekontroliuojamas kiekis pirotechninių užtaisų. Prieš metus buvo priimtos naujos taisyklės reglamentuojančios civilinių pirotechnikos priemonių laikymo ir pardavimo tvarką. Naudoti savo paties pagamintą fejerverką yra pavojinga ir taip pat turim tokiu atveju, kai būtent susižaloja su savadarbiais pirotechnikos gaminiais. Ir bauda yra nuo 1000 iki 3000 litų. Tai jeigu pirotechnikos priemonių paskirtis yra padaryti gražų reginį, o dažnai taip atsitinka, kad pirotechnika naudojama iš chuliganiškų paskatų arba siekiant kažkokių kitų tikslų, negu kad pamatyti tą gražų vaizdą. Raginčiau gyventojus, pastebėjus nelegalią priekybą, pranešti policijai, o naudoti fejerverkus įprastų laikų yra galima, tačiau naudoti rimties metu, tai yra nuo 22 valandos iki 6 valandų ryto, fejerverkus yra draudžiama. Išskyrus švenčių dienas, tai reiškia per naujus metus fejerverkus naudoti galima, o dabar tų apribojimų yra ir iš tikrųjų fejerverkus draudžiama naudoti esant neblaiviems. Daugiau tų apribojimų yra nustačiusios savivaldybės, reiškia, jos apriboja tam tikras vietas, kuriuose draudžiama naudoti fejerverkus. Vėlgi, kad naudoti tą fejerverką reikia būti nustatyto amžiaus. Asmenims draudžiama naudoti 4 kategorijos fejerverkus, kurie yra skirti tik tai profesionaliems pirotechnikams. Tokie pagrindiniai būtų apribojimai. Dabar 1 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys. 2 kategorijos fejerverkus ne jaunesni kaip 16 metų asmenys. 3 kategorijos fejerverkus ne jaunesni kaip 18 metų asmenys. 4 kategorijos civilinės pirotechnikos priemonės gali įsigyti ir jas naudoti tik pirotechnikai.
Šiaip fejerverkai visi yra uždegami knato pagalba ir jau kai žmogus perka, mes visiems paaiškinam, kad uždegti fejerverką reikia pirmiausia fejerverką pastatyti ant lygaus paviršiaus, kadangi kai fejerverkas dega, jisai vis tiek kažkiek tai vibruoja, kad nestatytų žmonės ant žolės, kad fejerverkas neapvirstų. Geriausiai tai būtų kietas pagrindas ir degti fejerverkus reikia per ištiestą ranką, kad neįvyktų per staigus tas sprogimas. Ir statyti nuo žmonių apie 40 metrų. Tai yra saugus ir saugiai ir gražiai, kad galima būtų žiūrėti. Nes jeigu bus per arti, tai žmonės tada žiūrės labai užvertę galvą į viršų, nematys to grožio, to viso efekto. Ir kuo toliau, tai bus ir saugiau, aišku. Netrukus laidoje Auksarankiai tęsime šią temą. Šiandien laidoje Auksarankiai – sprogmenys, petardos ir kitos pavojingos šventinės linksmybės. Norint išvengti nelaimės, nenaudokite civilinių pirotechnikos priemonių, kurių pasibaigęs garantinis laikas yra deformuotos ar akivaizdžiai pažeistos pakuotės. Nesinešiokite pirotechnikos priemonių kišenėje. Prieš jas naudojant atidžiai susipažinkite su saugaus naudojimo instrukcija. Fejerverkus iš įpakavimo dėžutės imkite po vieną, uždekite tik lauke ir instrukcijoje nurodytų būdu, o prieš uždegant įpakavimą vėl uždarykite. Uždegdami fejerverką nelaikykite jo rankose. Raketų ir kitų fejerverkų niekada nenukreipkite į žmones, gyvūnus, pastatus, lengvai užsidegančius daiktus. Jų skridimo trajektoriją pasirinkite taip, kad raketa, krintantys stulpeliai ar laikikliai nesužeistų žmonių, nepatektų į patalpas. Neleiskite mažiems vaikams žaisti su fejerverkais ir jų atliekomis. Sudrausminkite netinkamai su pirotechnika besielgiančius asmenis. Gyvenamųjų namų balkonuose nelaikykite medžiagų, kurios gali užsidegti nuo fejerverkų. Gyventojai turėtų žinoti, kad draudžiama naudoti pirotechnikos priemonės nuo 22 valandos iki 8 valandos, išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinius pramoginius renginius, kuriuos rengti savivaldybės taryba yra išdavusi leidimą. Kitų teisės aktuose nustatytų ar savivaldybės tarybos nustatytų laiku. Pirotechnikos priemonių naudojimo taisyklės taip pat draudžia šias priemonės naudoti ne pagal paskirtį, apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Negalima naudoti pirotechnikos priemonių, išskyrus pirmos kategorijos fejerverkus, arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų ar patalpų valdytojais. Taip pat kitose savivaldybės tarybos nustatytose vietose. Atkreipiame dėmesį. Niekada nebandykite ardyti ar pakartotinai uždeginėti nesprogusių arba taip atrodančių pirotechninių įtaisų. Negaminkite ir nekonstruokite jų patys. Jūs, jūsų artimieji ir niekuo nekalti žmonės gali nukentėti dėl tokios jūsų veiklos. Iš pažiūros net ir nekalti užtaisai turi gana didelę griaunamąją jėgą. Nedidelė demonstracija. Jokas jaukais, bet iš tikrųjų fejerverkais džiaugtis reikia labai atsakingai. Nes bet kokie pakvailiojimai, bet kokie pasižaidimai, be suaugusių priežiūros, ten neblaiviems, apsvaigusiems nuo kažko, tai gali baigtis iš tikrųjų liūdnai. Dar visai neseniai lietuviško interneto platybėse klajojo ne vienas panašus vaizdelis. Beje, nelegalių sprogmenų gamintojais ir jų gaminių panaudojimu domisi ir pareigūnai. Tad tokia nelegali veikla gali jums užtraukti net ir baudžiamąją atsakomybę.